Bandžiau įsigilinti tą straipsnį, kurį mes atseit pažeidėm ir tikrai nelabai suprantu, ką mes čia pažeidėm. Piniginės aukos gali būti renkamos tik banko pavedimu. Kaip tai kalbama apie politinės kampanijos dalyvį. Mes rinkom, mes turėjom sąskaitą politinės kampanijos, mes gavom banko pavedimus. Nesvarbu, kas tą pavedimą darė. Paštas ar Perlas, jie visi nurodė konkrečias banko sąskaitas, iš ko jie tos pavedimus darė. Pinigų pervedimas yra bendras terminas reiškiantis pinigų pervedimą iš vieno asmens kitam per mokėjimo sistemą, tiesiogiai nepervedant grinųjų pinigų. Jis apima įvairius pinigų pervedimo būdus, įskaitant bankinius pervedimus, pervedimus per pinigų pervedimo sistemas, pavyzdžiui Western Union, ir kitus būdus. Piniginės aukas priimti grinaisiais pinigais yra draudžiama. Mes jų nepriėmėm tų grinų pinigų. Ar čia yra kažkoks tai fokuso elementas? Kaip reiškia ne banko pavedimas? Tai koks kitas gali būti pasaulyje pavedimas, jeigu ne banko? Jeigu į mano sąskaitą ateina pinigai, tai jie ateina banko pavedimu. Nežinau, kaip ten pradžia. Apie pradžią niekas nekalba, kaip ten tie pinigai atsirado pašte, kaip ten tie atsirado Perle, bet faktas, kad mes priėmėm teisėtai banko pavedimu gautas aukas.